Labas. Ar žinojai, kad Lietuvoje atsirado nauja sporto šaka - bėgimas nuo mokesčių? Viso Lietuvoje įkurta apie 65 tūkstančius mažųjų bendrijų. Ir dauguma jų savininkų ką tik pasirašė savo nuosprendį. Visi galvoja, uždarysiu seną įmonę, atidarysiu naują ir vėl gausiu 0 procentų pelno mokestį. Sveikinu, ką tik patekai į VMI radarą. Jie tai vadina turinio viršenybė prieš formą. Aš tai vadinu brangiausia 2026 klaida. Šiame video atvirai, kodėl VMI anuliuos tavo lengvatas atgalinė data, kodėl valdžia nori apskritai uždrausti mažasias bendrijas ir kaip išvengti mokesčių inspektoriaus vizito. Statistika tiesiog rėkia. Per 2025 metus įregistruota beveik 11 tūkstančių mažųjų bendrijų. 2026 metais sausį naujų mažųjų bendrijų skaičius jau perkopė 1000 ir mažųjų bendrijų skaičius Lietuvoje išsipūtė iki beveik 65 tūkstančių, gal jau ir viršijo. Na žinoma, tarp tų 65 tūkstančių yra daug emigrantų iš individualios veiklos, bet šiandien šiek tiek apie senos įmonės keitimą nauja. Kodėl tokie skaičiai naujų mažųjų bendrijų? Nes visi tikisi tos magiškos 0 procento pelno mokesčio lengvatos, kurią valstybė pažadėjo pirmiesiems 2 veiklos metams. Tu tikriausiai irgi sėdi, žiūri į savo seną mažąją bendriją ir individualią įmonę ir galvoji, o ko aš blogesnis? Uždarysiu šitą senieną, rytoj atidarysiu naują blizgančią MB ir vėl 2 metus sėdėsiu su nuliu. Žinok, mokesčio administratorius tavo planą perskaitė dar tada, kai tu tik rinkaisi pavadinimą naujai įmoniai. Šiandien atvirai pasišnekėkime apie tai, kodėl šitas įmonių keitimo žaidimas 2026 gali tapti tavo brangiausia mokestinio raštingumo pamoka. Nes mokesčių pasaulyje, kaip ir santykiuose, bandymas pradėti nuo nulio, nieko nepaaiškinus senai partneriai, šiuo atveju VMI, gali baigtis labai skaudžiomis skyrybomis. Tu tikriausiai galvoji, kad jei registrų centre tavo įmonės kodas kitas, tai tu naujas žmogus, naujas verslas, nauja gyvybė. Nieko panašaus. Mūsų gerbiama VMI turi tokį madingą, labai aštrų ir, sakyčiau, negailestingą ginklą - turinio viršenybės prieš formą principą. Ką tai reiškia tau praktiškai? Ogi tai, kad mokesčių inspektoriui visiškai nusispjaut, kaip tu pasivadinai. Jam svarbu, kas vyksta po kapotu. Jei tu uždarai vieną juridinį vienetą ir tą pačią veiklą su tais pačiais klientais, tais pačiais kompiuteriais ir tuo pačiu tavo veidu perkeli į naują MB, VMI tai mato kaip vieną tęstinį procesą. Ir tas tavo naujas verslas jų akyse tai yra tas pats senas verslas, tik su nauja, labai nevykusia kauke. Tad jei tavo naujai įsteigtai mažai bendrijai, įsteigtai 2026 nėra jokios kitos ekonominės priežasties, tik noras gauti 0 procento pelno mokestį, tu jau esi jų radare. VMI tiesiog gali nubraukti tavo lengvatą, apmokestinti tavo pajamas nuo pirmos dienos ir dar apdovanoti baudomis bei delspinigiais. Ar tavo nervų ląstelės tikrai tiek kainuoja? Verslas turi turėti komercinę prasmę, o ne tik mokestinį optimizmą. Dabar pakalbėkime apie tavo meilės romaną su 0 procento pelno mokesčiu. Valstybė šią lengvatą duoda ne už tavo gražias akis ar drąsą tapti direktoriumi. Ji ją duoda su viena labai aiškia sąlyga, surašyta smulkiausiomis raidėmis. Tavo mažoji bendrija turi veikti, būti nereorganizuojama ir nelikviduojama bent 3 metus. Daug kas Lietuvoje dabar planuoja taip. 2 metai praeis, pasinaudosiu nuliniu tarifu, o tada, kai ateis laikas mokėti, užmigdysiu MB amžinų miegu arba tiesiog uždarysiu ir vėl ką nors sugalvosiu. Štai čia ir slypi didžiausi spąstai. Jei tu sulaužai šią 3 metų ištikimybės priesaiką, tavo nulinis tarifas anuliuojamas atgalinė data. Supranti, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybė pasibels į tavo duris ir pasakys, atsiprašau, tu mus apgavai. Grąžink visą pelno mokestį už praėjusius 2 metus, kurio nemokėjai. Dar ir delspinigius sumokėk. 0,026 procentai už kiekvieną pradelstą dieną. Tai nebe skyrybos, tai tavo sąskaitos areštas. Tad jei tavo planas nebuvo kurti tvarę verslo struktūrą, kuris stovės bent 3 metus ant tų pačių pamatų, tu tiesiog pasiskolinai pinigus iš valstybės, kurios vėliau teks atiduoti su palūkanomis. Ar tu tikrai pasiruošęs tokiam surprizui? Po 3 metų, kai visi tavo uždirbti pinigai jau bus išleisti naujam automobiliu ar atostogoms? Žinau, skamba niūriai, bet tu neprivalai per šitą džiunglių purvą bristi vienas. Jei ieškai ne šiaip godėjų būrelio dėl mokesčių naštos,
O rimtos bendruomenės, kurio orientuojas į augimą, tau būtina užsukti į Financial Lithuanians. Tai vieta, kur pagrindinis fokusas kokybiškas turinys apie investavimą ir realios narių patirtis. Ten renkasi žmonės, kurie supranta, kad mokesčiai yra tik higiena, o tikrasis žaidimas prasideda įdarbinant pinigus. Čia rasi ne sausą teoriją, o praktinės įžvalgas iš tų, kurie investuoja, rizikuoja ir laimi. Nuoroda apačioje, prisijung prie mūsų. Nes kai teisingai ir tvarkingai susitvarkai su mokesčiais, žiūrėk, lieka pinigų gerokai daugiau ir rimtam investavimui. Grįžkime prie tavo MB ateities skaičių. Nes emocijomis mokesčių nesumokėsi. Ar tu tikrai pasiskaičiavai, kas bus po tų 2 metų medaus mėnesio? Kai tavo lengvata baigsis, tu staiga susidursi su realiais tarifais. 7% jei tavo pajamos neviršė 300 000 eurų ir dar tenkini krūvą sąlygų, arba visai 17. Nuo 0 šokti iki 17 yra tas pats, kai iš šilto baseino iššokti į eketę sausio mėnesį. Bet tai dar ne viskas. O kur tavo amžinasis šešėlis Sodra? Tas garsusis 12 VDU katiliukas pasivyja tave net tada, kai tu bandai būti labai gudrus ir sakai, aš asmeniniams poreikiams neišsiėmiau nei euro. 2026 reforma žada, kad šis įmokų krepšelis tik sunkės. Galiausiai, kai susidėsi MB administravimą, buhalterio algo, patikė geras buhalteris po tokių reformų kainuos brangiau, visas metinės ataskaitas ir paslėptus mokesčius, gali paaiškėti, kad tavo MB pigumas yra tik graži iliuzija. Ar tu tikrai tiek daug uždirbi, kad galėtum sau leisti tokią brangią įmonės struktūrą? Vien tam, kad kaimynas sakė, jog tai pigiau? Bet žinai, kas yra baisiausia? Kol tu čia suki galvą, kaip išgyventi, valdžia užsimojo nusikirsti šaką, ant kurios sėdi. Tik bėda ta, kad kartu galim nukristi mes visi. Atrodo, kad Lietuvos politikai įsigaliojo dar viena nauja sporto šaka – verslo varimas į neviltį. Naujausia geniali idėja iš Seimo biudžeto ir finansų komiteto kabinetų. Naikinam verslo formų įvairovę. Ką mums tos mažosios bendrijos? Palikim 3 formas. Akcinė bendrovė, uždarąją akcinę bendrovę ir kažką ten smulkiam individualiam vargšui. Kodėl? Nes jūs, mėly verslininkai, elgiatės per daug logiškai. Tuo tarpu valstybės logika čia geležinė. Tik visiškai kreiva. Žiūrėkit, kas vyksta. Pirmiausia, drastiškai padidiname mokesčius individualiai veiklai. Lyg specialiai vedami žmonės lauk. Kai žmonės gelbėdami savo pajamas legaliai pasirenka mažąją bendriją, valdžia pradeda rėkti apie piktnaudžiavimą. Sprendimas – negerinti sąlygas, neskatinti augimą, o tiesiog uždrausti alternatyvą. Tai yra klasikinis šakos pjovimas. Ir didžiausia tragedija čia net ne mokesčiai, o visiškas atitrūkimas nuo realybės. Sprendimus priima kabinetiniai teoretikai, kuriems verslas tėra eilutė Excel lentelėje. Jiems atrodo, kad verslininkas yra kaip ta karvė. Gali nešerti, bet melžti privalai. O jei pieno mažėja, vadinasi, karvė slepia pieną ir ją reikia nubausti. Jie nesupranta esminio dalyko. Panaikinus MB, smulkus verslas negrįš į brangią individualią veiklą ir nebėgs į sudėtingą uždarosios akcinės bendrovės glėbį. Verslas rinksis vieną iš 3 kelių. Emigruos, Estija jautrina rankomis, trauksis į gilų šešėlį arba, kaip liaudyje sakoma, eis prie konteinerio, nes legaliai dirbti ir išlaikyti šeimą tiesiog nebeapsimokės. Tai vadinu administracinio aklumu. Norima surinkti daugiau biudžeto, bet daroma viskas, kad to biudžeto mokėtojų neliktų. Užuot auginę verslą, mes Europoje kūrėme taisyklių labirintus, o Lietuvoje dar ir užbetonuojame išėjimus. Verslo formų įvairovė nėra netvarka. Tai yra deguonis skirtingiems verslo etapams. Atimti jį, tai lyg liepti visiems kvėpuoti tik kas 2 minutę, nes taip taupiau. Klausimas paprastas. Kiek dar verslų reikia numarinti, kad suprastume, jog 0% nuo bankrutavusios įmonės vis tiek yra 0? Mano verdiktas tau šiandien paprastas. Uždaryti vieną įmonę ir steigti kitą vien tam, kad gautum lengvatą, tai tas pats, kas bandyti pasislėpti nuo lietaus po kiaurų rėčių. VMI ne tik stebi, jie jau dabar analizuoja šios tęstinės veiklos perregistravimo atvejus. Jie mato tavo buvusius darbuotojus, tavo klientus ir tavo banko išrašų. Prieš tau pasirašant naujos MB steigimo dokumentus sustok. Pasimk popieriaus lapą ir susirašyk svarias komercinės priežastis, kodėl tu tai darai. Galbūt tu keiti veiklos kryptį. Galbūt pritraukia investuotojų, bet jei vienintelis tavo argumentas yra nemokėti pelno mokesčio, tu esi didžiausioje rizikos zonoje. Būk protingas strategas, o ne panikos apimtas bėglys.
Planuok verslą bent 5 metams į priekį, o ne iki kitos mokesčių reformos. Ir būtinai prenumeruok šitą kanalą, kol tavo buhalteris dar nepradėjo gerti raminamųjų, o aš dar turiu noro tau aiškinti, kaip viskas veikia iš tiesų. O dabar nedelsiant padaryk 3 dalykus: prenumeruoti kanalą, palaikinti video ir žinoma, eik pasižvalgyk į Financial Lithuanians valdas. Iki kito karto, mano brangus mokesčių mokėtojau.